Gerai, tai labas visiems, taigi mano Kotrinų Glamour kanalą. Biškai žemė pasidariau. Tai aš šiandieną važiuoju pas mano draugą. Vėl draugas, jau žinau. Tai varau į Klaipėdą. Jo. Ir aš jums dabar parodysiu, kaip aš ruošiuosi pas ją. Tai jau aš gavau pinigėlių. Jo. Gan daug gavau. Tai nėra svarbu. Tai dabar aš noriu tokį geriau get ready with me pasidaryti. Ir tada apsirengti. Ne, dabar aš noriu apsirengti. Gerai, biškį kėdėm varė. Tai aš, mausas, štai va. Dabar sakysiu, iš kur aš tai viską pirkau. Tai štai va tokia crop topą. Maikė tokia trumpa. Iš H&M. Tada toksai, jūs jau matėte šitą megztinį pilną mano video. Aš tik su va čia tokia nuga. Nes mano vardas yra Kotryna, tai ja. Va, čia yra dar. O tai yra išeino pirkti. Jo. Nes atėjo mano siunta, bet aš jums nepadariau holo. Gal biškį. Aš buvau apsirgus, tai. Tada džinsai va tokie vat. Ne, kodėl tai per... Žinokit, jie per kamerą taip blogai atrodo. Ja, bet jie yra labai geri, man labai patinka. Atsivėkit iš kur? Išeina irgi. Gerai, biškį mane mama kvietė, tai va. Tai aš kartais deduosi džinsas. Pavyzdžiui, dabar pazaruoju, tai bus karšta, nesana. Ir užkart su šortais. Neklauskit, kad aš taip. Nes aš tiesiog bėgiojau biškim ir ėjau į lauką su šortais. Bet šiaip nėra labai šalta, tai... Ir tai dabar užsidėsim. Ja, man yra dar biški dar ir... Aš taip kaip turėtų atsekti, bet čia man truputį jie yra per platus, tai biški, jo, tai dėl to aš ir užsidėjau. Matau. Oi, pasakai žinai. Dabar gerai atrodo. Jo. Gerai, tai štai taip atrodo mano outfitas. Ja, ir dabar draugė rašinė, turbūt pas kurią aš dabar varau. Ir biškį nesąmonę ten parašym. Tai va, ir aš galvoju, nes aš tokias ausinės, tai va, parašysiu. Va, tokias ir galvoju užsidėti. Va tai va. Ir tada varysiu. Lauk, kad reikia grandinėlę. Ja. Va. Ir tai va. Biški gal, ne Christmas vibe, bet tai tipo, mes ir dabar ne Christmas vibe, aš jau ne Christmas vibe, bet jo, Christmas vibe 6-7, yeah. Gerai, viskas, baigsiu apie tos 6-7. Tai aš dabar noriu biški pasidažyti. Va, čia yra viskas, ką aš susidėjau. Ir dar kvepalus. Tokie vat. Jo, ir kumelis, ir dar visokie dalykai. Va, toksai, va. Nes jinai turi tokius... Kaip ta? Kur reikia? Pamiršau, tada va toksai, va. Tai padarau. Ir viskas. Nes tas į ką ne mano buvo. Čia mano buvo. Tada mano dušis. O čia viskas mano įskiriu šitą. Tai tada. Va toksai va tušas. Toksai, bet aš jau beveik išnaudojau. Čia... biški bus jokingų vietelių. Biški kai ką sugalvoju. Ir Victoria's Secret
tas lūkesčius. Tai va. Tai dabar aš biškį noriu pasišukuoti, nes dar vis neišsišukavau, nors su vyra 1 dienos, o jinai pas manęs atvarys, paimti manęs į Klaipėdą, atvarys kažkur 2:30. Klauskit, kodėl aš taip anksti ruošiuosi. Bet šiaip gal ir taip nėra taip anksti. Gerai, jeigu ten 10, tai jau tikrai suprašiau, kad čia tikrai anksti yra. Bet jo, dabar gausis gan ilgas video. Na ir plaukai tokia. Vašionas. Ir aš nežinau, ar man kažką daryti su plaukais, sak, man bus paleisti. Ir viskas. Ir tada bus... Ok. Ir tai aš noriu biškį pasidažyti su tokiu tušu. Ir biškį, žinau, jis toksai stok. Aš nežinau, aš nesidažysiu šešėlių. O gal ir pasidažysiu, nežinau. Bet manau, gal reikia. Ir tai čia yra visokių dalykėlių, čia va dar. Tai yra toksai. Šitą dalykas, čia iš mano konkursų. Tada šitas valiklis nagams, iš biškį galvau, kad jį buvau pametus. Čia nagukliai, bet nelabai patogus. Tai čia geresnė, tipo va, tokia dilda. Nagams biškį čia tas. Aš nemoku lietuvių kalbos. Lūpų blizgis tegul būna. Vazelinas, va. O, mano tvarkaraštis. Jo. Čia biškai matematiką skaičiuoti. Gerai, tai ir čia yra mano visi. Tai yra tiktukai. Bet čia ne visi, nes aš kitus mamai daviau. Nes mama tik manęs paprašė. Bet šitam biškai blogai. Ir mes čia su tą mano draugą Marką padarėm, pas kurią šiandien važiuoju. Biškį buvom pridirbę. Ir mano lovą buvom pridirbę. Užaugal. Bet tai nieko išsplovė. Ui. Ir aš labai minimalistiškai pasidažysiu. Va. Tik... Ne, bet tai yra šešėlius dažyti. Ne, gal geriau nedažysiu. O čia yra, tipo, šitas tušas. Ir man labai kas patinka. Jame yra vienas pliusas, kad... Jisai tipo yra atsparus vandeniui. Ir jo, ir aš galiu, pavyzdžiui, verkti, jisai nenutekės. Palauk. Gerai, reikia biškį normaliai pravai. Čia, biškį. Palauk. Tuoj bus geresnis vaizdas. Viskas. Gerai. Tai, kam yra šitas labai geras, nes jisai atsparus vandens, aš galiu ir verkti, jisai nenutekės. Paskui ką dar galiu? Lyja lietus, pavyzdžiui, švarau ir man jis irgi nenutekės. Bet tame yra problema, vienas minusas. Kad aš negaliu su paprastu miceliniu vandeniu jį nuvalyti, nes nenusivalys taip gerai. Ir vis tiek liks ant blakstiem. Tai va. Bet labai gerai, kad mano mama turi tokį specialų... jinai irgi turėtų tušą. Atsparų vandenį. Tai va. Ir turi ir ačiū Dievui. Labai gerai. Šitas geriau gavas, matas, o čia kažkas mech. Čia jau per daug tušo.
Tai va tokie reikaliukai pas manęs gyvenime. Aš manau, dabar jums tiesiog nebeįdomu yra mane žiūrėti. Nes dabar biškį neįsivaizduojat, kaip baisiai mano stalas atrodo. Jo. Tai... Jo, tai aš stengiuosi, jeigu ką, labai daug daryti video, nu, bent jeigu ir pavargstu, sergu, nu, bent vieną kelti. Bet kartais man tai tikrai, aš nebeturiu jėgų po būrelių. Tai jo. Jo. Tai neįkeliu video, tai biški, sorry. Ką tik mano šuo buvo laukiam. Nu, aš negyvenu bute. Oi. Ir tame yra problema, kad jam dabar ką tik įleida ir jisai biški purvinom kojom. Jo. Kažkaip man reikia nuvalyti. Aš dabar atrodo taip idealiai, kad aš nenoriu išsipurvinti. Jo, ką šiandien fėja kažkokia skraidau. Biški. Bet nesvarbu. Tai varom nuvalyti. Manau, man belia kaip labai seksis. Ok. Esi labai purvinas. Ir jisai, kada įsižaidžia, jisai labai nori man kasti. Ir man tai, aproto, nepatinka. Nu, jam dabar yra 10 ar 9 mėnesiai. Ne, 9. Jo. Mane ką tik atakavo tiesiog. Vis nieko nesimato. Oh my god. Jisai dabar jie per daug išprotės. Ok, tai aš jums ką tik nuvaliau kojas. Nu, tiesiog. Taigi čia yra vonia. Čia yra vonia, kur mes visada dažniausiai susitinkam. Ne dažniausiai, bet... Jo, ir... Biškį noriu, gavau dar tokį. Tipo, čia blakstienoms ir antakiams. Bet aš jau esu pasidažęs blakstienos, tai man neaktualu. Bet man tik aktualu yra antakiai. Tai... Ui. Aš galvojau realiai... Biškį pakalbėkim. Aš realiai galvojau vesti YouTube'ės kanalą, jeigu aš vesčiau, tai galvojau, kad po beauty man vesti, kad apžiūrėjau makijažą ten daryčiau, rodyčiau kaip reikia. Bet tiesiog sugalvojau, kad taip bus gerai. Nes ten jau buvo tokia paskyra. Ir dabar pradėjau kelti ir jau netgi pamiršau apie tai. Nu, nebent jau kartais prisimenu. Tenais, bet jau labai kartais. Jo. Tai dabar jau pasidažiau. Ir... Man viskas. Viskas atrodo gerai, jeigu aš taip padarysiu. Ui. Ir tai aš jau savo kambarį. Ir aš dar užsisakiau akinius išeinu. Jau dabar bus truputį nepripratę. Telefonas krenta. Gerai. Bet tai jau fainiai. Ir tai fainiai atrodžiau. Tai aš manau, va tai va ir varysiu. Va. Ai, ir dar. Nu, ir dar tą megztinį ir gan fainiai atrodyčiau. Jo. Tai, ką aš dar pasivešius, tai yra šokoladas. Ir
Šitie vat gumina. Ir dabar dar biškį kosmetinius. Vėl susikrauti reikia. O. Gerai. Tai dedam. Tuščia. Visada, kad gerai atrodytų. Tada. Oi, čia mano biškį. Tada. Lūpdažė. Tada dar čia irgi lūpdažis, bet gali būt, kad ne tik tam mes naudosim. Tada dar šešėliai. Blenderis. Nu, toksai. Ir čia vat blenderis yra, nu. Tai dar dėsiu gumelę ir tokį savitį. Ir manau, man daugiau nieko nebereikės. Nebent įsidėti šešėliams, kurį aš naudoju. Tai, ja. Mano brolis biškį geimina, tai berniukai tai suprastų. Nežinau, ar bus girdėjęs, bet gal. Kad jis į tą strengus. Tai dar turiu kvepalų. Tai reikia pasikvepinti. Okay. Pala. Man gerklę truputį skauda. Man nebeveikia. O veikia. Yra. Ir dabar labai gerai kvepėsiu. Ir va šitą, ir šitą. Yra. Biški. Dabar kai man blizga. Sipa, šitie blizga. Taip pačia ir dabar čia. Ir dabar viską susirinkė. Reikia viską susidėti atgal į kuprinę. Tai va. Aš galim sudaryti haulą, bet biškį dabar jau persikėjau. Va dar kartą pasišuom. Arba ne gal. Pirmą šitas dėsiu. Ir tada jo. Reikia ir piniginę įsidėti. Ir saldumynus. Bet man tai aišku, kad tulps. Viskas. Ir dabar dar piniginę. Nu, jau nebeišti. Saldumynas irgi. Čia. Okei. Ne, neužstrauk. Užsitrauk. Neužstrauk. O, da. Nu. Tai dabar liko. Gal aš galiu užsidėsiu ausines. Ir jo. Tai gerai tada. Aš jums pasakysiu. Ate. Nes susitiksim, gali būti, kad jau pas jūs namie. Tik tais. Tai ate.